Gerai, galėsim pradėti. Puikiai, čia nėra vėjo. Nėra vėjo, man atrodo, nieko čia nereikia. Jo, į saulę tiesiai. Patinka? Nu gerai. Nu. Mes dar čia pasivaikščiom, kol atėjom. Nebuvo lengva. Ilona nepratus tiek vaikščioti. Nukirpsi tą pradžią, aš turiu susikaupti. Esi pinda. Nu, tai ką mes šiandien šnekam? Esi pinda? Kodėl? Nu, nes gyveni Kaune kiek metų? Oi, Dieve, labai daug metų gyvenu Kaune. Kiek? Kiek aš metų gyvenu Kaune? Tuoj gal greitai kada nors bus, tuoj 30. Ne, 20 kokių. Ir pirmą kartą šiemet važiuoji Lampus. Dabar. Ja. Nu va. Nu, bet aš į kitas vietas kartais nuvažiuoju. Kuo toliau, tuo gerai. geriau, ne? Nu, gerai. Tai mes ką šiandien sakėm šnekėsim? Mes šnekėsim apie motivaciją šiandien. Galim pašnekėti. Iš tikrųjų galim šnekėti tai, kas atrodo mums ant širdies. A ne? Aš labai norėjau tavęs visą laiką paklausti patarimą. Klausk. Kaip man motyvuoti dar tuos jaunus žmonės, ta prasme, sveikiau gyventi, aktyviau gyventi, daugiau sportintis, daugiau, nežinau, daugiau gal rūpintis kūnu. Galiu taip negražiai atsakyti. Nu. Neužmotyvuosi kitą žmogaus. Nu gali, savo pavyzdžių. Bet pasakyti jam, kad žiūrėk čia, jeigu tu sportuosi, jausies geriau, arba ten jeigu tu sportuosi, galimai tau prisidės prie emocinės būklės geresnės ir panašiai. Bet štai esam šnekėję, kai nori padėti kažkokiam žmogui, bet jisai pats yra dar nepribrendęs savo padėti, tai tu tiesiog gaišti laiką, manau. Jam gali pasakyti vieną kartą, antrą kartą, bet jeigu jam pačiam nėra vidinės motyvacijos, jisai pats neranda prasmės tame, arba dar nėra subrendęs iki to, nenudegęs dėl kažkokių gyvenimiškų dalykų, tai jisai ir ne... Kažkieno žodžiai jam nelabai, manau, ateis į tą širdį ir pasakys, kad, nu gerai, paklausysiu tavęs. Gali būti, kad mes padėsim, bet... Nu, bet o jeigu tais atvejais, kai jie deklaruoja, kad jie jau subrendę, kad jie jau kaip ir nori, bet jiem neišeina prisiversti. Tai iš tos psichologinės pusės tai aš viską kaip ir žinau. Bet aš, iš gyvo pavyzdžio man įdomu, ta prasme. Juk sakei kažkada tai, ar ne, kad, krenta motyvacija. Bet tikrai taip. Tu vis tiek paskui kažkaip sugrįžti. Ar tu paskui sugrįžti, ar tu net ir neatsitrauki? Labiau neatsitrauki. Tai ta prasme net ir nėra motyvacijos, bet tu vis tiek darai tai, ką darai. Visiškai. Kaip tu ten sakei, man patiko kažkada, tai man atrodo Instagram'e mačiau, kad ta prasme, kad tu tiesiog tada įjungi režimą kasdieninį ir varai toliau, ne? Nu, kaip pasakyti, man labai patinka tie pasakymai, kad nesvarbu, kaip tu ten prastai jautiesi. Čia labai gal susiję yra su tais vaizdo įrašais motyvaciniais, kur maudosi lediniam vandenyje ten kažkiek 100 dienų. Ir kaip pavyzdys yra tokie motyvaciniai video, kur nesvarbu tavo emocinė būklė, nesvarbu tavo, kad tau skauda, nesvarbu, kad tau šalta. Aš atsikėliau 5 ryto, nes aš žinau, kad man tai padės, jisai mato tas žmogus prasmę tame ir tikriausiai gerai jaučiasi dėl to, kad daro tai. Ir, jo, iš tikrųjų, tu nori miego, dar visi miego, tamsu žiemą, kaip pavyzdys, tu eini kirsti ant tą ledą vandenį, tau šalta, tu lendi į dar šaltesnį vandenį ir tu jame medituoji. Ir nesvarbu, kad ten skauda, gelia, nemalonu, diskomfortas ir panašiai, bet tame matai prasmę. Tai... Bet Tomai, o kaip tu atradai tame prasme? Nes vėlgi mes negimstam su ta prasme. Tai sunkus klausimas. Žinai, kaip psichologai sako? Kaip? Kad tu turi surinkti pakankamai daug informacijos iš, nežinau, knygučių, aplinkos pavyzdžių, pagaliau toj pačioj mokykloje. Kad tu turi surinkti pakankamai daug informacijos įrodančios, kad tai yra gerai, kad tai yra tau į sveikatą ir
fizinė ir psichologinė, tarp kitko. Jo. Ir kad tada vieną dieną keičiasi suvokimas ir tu supranti, kad vis dėlto, tą daryti kaip ir gerai tau būtų. Arba kitas dalykas, aišku, pats toks lengviausias kelias, tai jeigu tu turi šeimoj tokius Pavyzdžių, ne? papročius, tokią kultūrą, kad, ta prasme, kad ten, sakykime, tėtis, mama nuolatos rūpinasi tiek, sakykime, fizinio aktyvumu, tiek šiaip, ta prasme, sveikesnė gyvensena. Tai tada tu kaip ir užaugi jau galvodamas, kad va taip va reikia, va taip va yra. O dar vienas variantas turbūt, dar va vėlgi, ir iš pastebėjimų, ir iš knygučių, tai kai žmogus prieina tam tikrą prasme liepto galą, kai pasidaro kažkas blogai su sveikata. Jo. Ir tada irgi toksai va išgastis dėl to, kad jau, atsiprašau, irgi negražiai pasakysiu, nudrožiau savo avatarą. Pakeisti kaip filme niekas nepakeis. Bet yra čia tas, kur dabar pasakei kažkoks etapas, ne, kai tu nudroži savo avatarą. Čia gal ne tik kiek nudroži, aš esu pastebėjęs, kad kaip pavyzdys pora išsiskiria. Kažkuris iš jų dviejų, kad ir nesportavo, kad ir, kaip pavyzdys, pradėjo sportuoti. Kas pasikeitė? Ta prasme, jo gal jis įsiskaudino dar kažkas, žinai, ar tai yra priežastis, kodėl tu ten turi pradėti sportuoti, tai yra trumpalaikė gal ta motyvacija. Taip, jeigu ten nutinka kažkoks, nežinau, netektis, avarija, kažkokia tikrai katastrofa, kuri tikrai tave paveikia tenais maks, tave tai gali, ta kažkokia situacija, kaip pavyzdys artimo mirtis, gal dėl kažkokios prastos sveikatos, gali tikriausiai motyvuoti pasikeisti tas vidinis pasaulis ir kai tu, jeigu būni su tuo žmogum, kuris ten, tarkim, sirgo ir panašiai, tai tikrai tada nenori to matyti, nenorim jaustis taip ir tada stengiasi daryti dėl savęs viską. Ir geras pastebėjimas, kad papasakoju apie tos visus iš psichologinių dalykų pusių. Ir dabar prisiminiau, nežinau, ar tai bus susiję gal to tema, ką klausei, bet aš daug būrelių pralankiau savo vaikystėje, turėjau tikrai daug įvairių trenerių ir gerų ir blogų. Ir lengvoji atletika, ir imtynės, ir rankinis, ir daug tokių sporto šakų. Tai buvau pastebėjęs, kaip ir sakei, tas informacijos rinkimas, tai kiekvienoje sporto šakoje skirtingas trenerio tipas, jisai skirtingai dirba su vaikais, jisai orientuotas į rezultatus arba į žmogiškumą ir taip toliau, ir taip toliau. Ir aš gal toks buvau labai stebėtojas. Man norėjosi su treneriu turėti didelį ryšį ir aš vertindavau sporto šaką netgi gal pagal trenerį, jeigu jisai su manim kažkaip išskirtinai bendrauja, nes aš kaip ir gyvenau be tėčio, tai gal man trūko to ir tėviško rūpesčio, tai treneris kaip ir galėdavo gal man atiduoti tą duoklę. Ar galiu įtarti, kad čia buvo kaip ta multikė, kur kas ten ežiukas ar varliukas ieškojo tėčio, kad reikėjo vyriško pavyzdžio, nematyto multiko? Ne, bet manau, kad į tą pusę. Bet šiaip žiauriai faina, kai tas tėtis yra ir kai jis yra pavyzdys. Tai čia irgi, ką aš ir sakiau, ta prasme, jeigu šeimoje yra tas, gerai, pasikeiksiu, identifikacijos objektas sveikas, tai tu tada ir nusikopini, nes socialinis išmokimas labai galingas dalykas. Mane uodai turbūt valgo. Mane kažkokie gyvuliukai laksto. Gamtoje. Jo, tai ta prasme, tai tada turbūt ir lengviausiai susiformuoja ta motyvacija. Tai aš galvoju, kad mane aplinka labai daug, tie treneriai. Ir iš kitos pusės, ką gerai pasakei, nebūtinai, kad pasiėmiau viską, kas gera. Mačiau ir daug kas bloga pas trenerių, žinai. Ir tas tikriausiai, kaip sakai, įvyko lūžis, dėl ko aš ilgą laikotarpį nuo kokių, aš, pavyzdžiui, žaidžiau rankinį 7 metus ir galėjau tęsti toliau rankinį kaip profesionalus. Nežinojau, bet tai čia ilgokai. Ja, kaip profesionalų sportą, galėjau bandyti eiti į universitetą žaisti ir panašiai, bet pasirinkau neiti vien dėl to, nes įvyko lūžis. Įvyko lūžis vien dėl to, kad suvokiau, kad tai nėra sveikata kažkokia. Ir nusprendžiau, kad, ne, man nereikia to.
Aišku, dar turėjo įtakos, kad tenais rankinis nėra populiari sporto šaka, iš to uždirbti neišeis ten labai daug, jeigu nori išvykti, tenais labai sunku ir panašiai, reikės antrą darbą, aš plus universitetas, daug mokytis, tai nusprendžiau ir dėl to, bet tikrai tas įvyko lūžis, kokį 20-19 metų, kai baigiau 12 klasę, ten skatino mane eiti, bet nusprendžiau ne. Ir vat labai svarbu dalyką, ką gal tikriausiai niekad nesu sakęs apie jokias sporto šakas. Kodėl man atrodo, kad sporto klubas yra sveikiausia sporto šaka. Aha, labai įdomu. Vien dėl to, nes įsivaizduokim bet kokią kitą sporto šaką, kurią tu užsiminėjai dažnai, kaip pavyzdys, į savaitę 3-4 kartai. Nu, paimkim, nežinau, bėgimas. Daug kas bėgioja. Bėgimas tai yra monotoniškas judesys. Jisai atliekamas ilgą laiką, pastoja toks pat, gal kažkas keičiasi, tenais aplinka, pagrindas ir panašiai, bet nuolatos mes atliekam tą patį veiksmą. Reiškia, dirba tie patys raumenys nuolatos, tuo pačiu intensyvumu, gali būti greičiau, lėčiau. Ir bet kokiu atveju vieni raumenys bus stipresni už kitus, nes mes atliekam būtent rutininį veiksmą, kuris orientuotas į mūsų kažkokį tai rezultatą. Nubėgti toliau, nubėgti greičiau ten ir panašiai. Sporto klube mes dirbam su visų kūnu. Reiškia, mes darom traukimą, mes darom stumimą, mes darom kojų pritraukimą, mes darom kojų atvedimą ir panašiai ir panašiai. Tai reiškia, kad mes stengiame savo kūne rasti balansą. Kad nebūtų, kaip yra sakoma... Įdarbinat viską. Taip, kad nebūtų raumenų disbalanso, nes raumenų disbalansas iš esmės tai yra mūsų laikysenos problemos. Jeigu kažkur yra disbalansas, tai sukelia skausmą. Jei yra disbalansas, yra laikysenos problemos. Ir visa tai, mano manimu, nesakau, kad tai yra tiesa, atrodo, kad tai yra sveikiausias dalykas. Nes... O ką sakyti žmonėm, kurie sako, man neįdomu, man monotoniška ten su tais treniruokliais daryti tą patį veiksmą. Ir taip toliau, ką jums sakyti, jiems pasakoti, kad yra daug treniruoklių ir kad daro skirtingus veiksmus. Pasakyti, kad ateiti pas trenerių Tomą ir parodys, kiek galima... Galimybės. Parodys galimybės. Galim net pašnekėti apie tavo pirmosius apsilankimus, kai ir ne iš tavęs vienos buvo pastebėjimas, kai klientai ateina į treniruotės, atsimeni, kad iki treniruoklių gal mėnesį laiko tu neėjai. Ir toks, kur atrodo atėjai į sporto klubą, o treneris tavęs net neveda mėnesį laiko iki treniruoklio. Ir tada, aš atėjau prie treniruoklių lygtis, nes aš įsivaizduoju, kad sporto klubas tai yra metalas, staklės ir aš eisiu daryti tenais nevelnio. Yra daug dalykų iki to ir mes, kiti klientai, net gali būti, kad ir nenueis iki treniruoklio, jeigu to nenorės. Čia mes galim prisitaikyti, yra funkciniai visokie pratimai ir taip toliau. Tai mes galim apkrauti kūną įvairiais, kadangi sporto klubas, kuo yra geras dalykas, nes yra daug įvairaus inventoriaus. Tu gali savo kūną ant nestabilaus pastatyti, tu gali užsidėti svorio, tu gali greitai lavinti tenai šuolį į aukštį, mes turim platformą ir panašiai. Tai tu gali save išnaudoti įvairiapusiškai. Tai Tomai, o galėtumai suformuluoti dabar, tai ką tu su jais darai, kai jie pas tave ateina, įskaitant mane? Klientais? Jo. Visų pirma, tai įsivertinam esamą būklę. Iš viso pradžiai tai vyksta konsultacija. Yra renkama anamnezė žmogaus, tai yra istorija visa, ką jisai iki tol veikia, ar turėjęs yra traumų, ar turi kažkokių ligų. Nes tai gali daryti įtaką rezultatams arba tikslams. Tada susirenkama informacija apie esamą būklę. Tai tenais, kaip pavyzdys, laikysenos įvertinimas, lankstumo įvertinimas, mobilumo įvertinimas, tam tikrų pratimų pabandymas ir pagal tai yra įvertinama žmogaus disbalansai kūne. Ir tada pagal tai, ką mes matome, jeigu žmogus yra, tarkim, skauda kelius, skauda nugarą arba skauda kažką, nesvarbu ką skauda, yra akcentuojama, kad žmogus jau nuo pirmos treniruotės akcentuotųsi į pratimus, kurie sumažins jam skausmą. Tai reiškia, į probleminę vietą mes ieškom, kas sukelia skausmą. Ir jeigu mes randam, mes akcentuojam tą vietą ir mes dirbam su tą vietą. Tai gali trukti savaitę, mėnesį, 2, kaip pavyzdys galvos skausmai dėl kaklo ir pečių juostos raumenų įtampos. Tai gali trukti labai ilgai.
Ir kaip pavyzdys praeitas variantas, kad tai buvo tik simptomas diafragmos raumenų įtampos. Ir mes dirbom 3-4 mėnesius ir atrodo niekada nesibaigs. Ir tada tu ieškai toliau, reiškia, tai nepadeda. Ir tai mes, ką aš darau, tai dažniausiai ieškau priežasties, kas sukelia skausmą, būtent kalbant apie skausmą. Bet jeigu žmogus yra sveikas ir jis atėjo tik tais, kaip pasakyti, varom prie svorio, noriu čia raumenų, noriu kažko, truputį mažiau kreipiamas dėmesys į tą. Nes, žmogaus tikslai kaip ir nėra, jam nieko neskauda, kam ieškoti, jeigu jam nieko neskauda. Tai iškart yra, aišku, testavimas pasidaromas, bet yra orientuojama į žmogaus tikslus, išgirsti jo tikslai, nes, jisai neatėjo tenais gal tikriausiai sveikatintis, jisai atėjo pakeisti kūno formas, bet vis tiek einama per tą prizmę, kad viskas turi eiti palaipsniui, sveikai, per mitybą, miegą, streso valdymą ir fizinį aktyvumą. Bet ir aš teisingai suprantu, nes aš taip įtariu, aš net kai ieškojau trenerio, tai iš tikrųjų, sąžiningai, žiūrėjau pagal fotkes. Taip. Ir žiūrėjau ne kuris man gražiausias ar kuri gražiausia, bet kuris man atrodė sveikiausiai. Sveikiausia ta prasme, kad mano nuomonė kažkoks labai ypatingai tas raumenų išreikštumas, jis man nesiasocijuoja su labai tokiu sveiku variantu. Tai aš žiūrėjau tą prasme, kuris arčiausia tokio, mano supratimu, sveiko normalaus žmogaus. Ir aš taip įtariu, dabar jau nuo rugsėjo mėnesio praeitų metų vaikštau pas tave, tai aš taip įtariu, kad vis tiek kokį tikslą žmogus be išsakytų, ar numesti svorio, ar ten, tarkim, nežinau, kažkaip, kažkokias vietas savo ten pakoreguoti ir panašiai. Vis tiek toks tas paslėptas, didelis apibendrintas globalus tikslas, tai kad žmogus jaustųsi sveikiau, geriau savo kūne, taip, kad tas kūnas funkcionuotų geriau, kad žmogaus tonusas būtų, ta prasme, dienos bėgyje geresnis. Ir bendrai paėmus, kad gerinti žmogaus gyvenimo kokybę. Galima taip sakyti, ar čia aš taip noriu galvoti ir dėl to taip sakau? Tu mane ką tik apnuoginai. Kuria prasme? Nes kaip tu ir sakei. Nes tu taip atrodai, supranti. Tu neatrodai, nes ašgi dabar vaikštau ir aš matau daug trenerių su visa pagarba ir šiaip labai gražių. Šiandien mačiau vieną labai gražų trenerių, kad prasme net parodžiau Aurimui, sakiau, pažiūrėk, kaip jie gražiai atrodo abudu be galo. Bet, vėlgi, tai labiau ne apie sveikatą, tai daugiau apie tokį, nesakysiu blogų jokių žodžių. Tikrai buvo labai gražu. Apie kūno kultą kalbė? Bet tai tokiu kvepia, kad, nes, kaip pasakyti, aš vis dėlto galvoju, kad čia blogai galvoju, manau. Nes čia mane dabar sumuštų bodybuilderiai, kaip lietuviškai. Fitnesistai, kultūristai. Tai jie mane turbūt sumuštų. Bet čia mūsų bet čia mano asmeninė nuomonė. Man, pavyzdžiui, asmeniškai būtų truputį gaila gyvenimo laiko tiek daug skirti kūnui. Nes vėlgi, kaip pasakyti, kažkada esam irgi šnekėję, kad ką tu be paimsi, kokią sritį be nagrinėsi, viskas yra gerai priklausomai nuo dozių. Taip. Nes jeigu tu kažką labai perdozuoji, tai bet kuriuo atveju tampa tokiais savotiškais nuodais. Tai aš čia vėlgi, nieko prieš. Iš tikrųjų, galbūt žmonės labai pasišventę, turi, iš tikrųjų reiktų pasikalbinti kokį nors, ta prasme, fitnesistą. Jisai galbūt labiau, paaiškiai, gal aš iš nekompetencijos, iš nežinojimo jų tikslų. Bet jie galės parašyti komentarą, pavyzdžiui. Jo, bet aš bijočiau eiti pas tokį treneriuką, nes, ta prasme, nes man toks atrodo truputį perdozavimas šito viso reikalo. Bet čia gal man taip atrodo, gal iš tikrųjų, kadangi aš labai toli nuo to, tai man atrodo, kad man jeigu taip pasidaryti kūną, tai reikėtų turbūt visą savo dienos laiką skirti tam. Maistui ypatingam, žodžiu, galvoju ištisai apie maistą arba apie pratimus. Bet aš gal čia prisifantazavus, nežinau. Tai va, bet šiaip koks mano tikslas buvo tavęs klausiant šitų dalykų. Tikslas buvo toksai, kad aš norėjau, kad tu kažkaip sudėliotum, pasidarytum biškį gal savo irgi reklamą, tam tikrą prasme, ir kad aš galėčiau klientų siūsti pas tave ir kad jie, tarkim, paklausę, susigundytų pas tave ateiti. Nes aš ir norėjau, kad tu ištransliuotum, kad tą žinutę,
kad viskas, ką ten darai, tai yra bet kuriuo atveju orientuota į geresnį žmogaus gyvenimą. Bet kokiu atveju. Jo. Tik tais į tai. Ir dar vienas dalykas, kad anksčiau, daug metų anksčiau, prieš kokį 50-30 metų, tai ta prasme, tai buvo tas požiūris, kad kažkaip buvo labai atskirta kūnas nuo proto. Viskas per Dekartą. Mhm. Ta prasme, nesvarbu, palikim filosofiją, bet anksčiau buvo galvojama iš tikrųjų, kad maždaug vos sportuoja neprotingi. Nes protingi tam neturi laiko, nes protingi skaito knygeles. Taip. Bet vienas kitam juk netrukdo, ar ne taip? Visiškai. Nes man atrodo, kad tu turi laiko ir tas knygeles paskaityti. Ir ką aš norėjau užakcentuoti, kad dabar labai daug tyrimų yra, kurie rodo, kaip stipriai vis dėlto kūnas yra susijęs su ta mūsų galva ir kaip stipriai galima pagerinti ir galvos būklę. Tikrai taip. Gerinant kūno savijautą, fizinę kūno savijautą. Aš net neįsivaizduoju, kaip galėčiau produktyviai kažką, kaip pavyzdys, domėtis, skaityti arba pasimti, kad ir informaciją, ką klientai sako, jeigu aš būčiau fiziškai neaktyvus. Ta prasme, o ką turėjai galvoje? Man labai atrodo, kad fizinis aktyvumas leidžia... Tu esi pagavęs tą jausmą, kai tu fiziškai aktyvus, tai ir galva geriau veikia. Viskas geriau veikia. Esi pagavęs, bet jausminiai. Nes matai, kai tu pasakoji žmonėm žodžiais, tai jie taip, visi skirtingai, bet skepsio daug. Turiu galvoje, kartais taip žiūri į mane. Ir galvoja, pasakoja. Bet jeigu žmogus pagautų, todėl aš kartais labai labai zyziu, kad žmogus eitų, biškutį tonusą įgautų. Taip greit, jisai gal per tą pirmą kartą nepagaustų. Bet bet aš ir norėčiau, ta prasme, kažkaip tai, kad žmogus per jausmą, jis pajaustų, koks yra skirtumas, kai tu šeštadienį, sekmadienį geri alų prie ežero non-stopu, atsikeli ryte ir tau reikia eiti ryte, pirmadienio rytą pabaiginėti projektą. Ir koks yra jausmas, kai tu šeštadienį, sekmadienį, nežinau, kažkur gamtoj paskaitai knygą, nuėjai į sporto salę, pabuvai, ta prasme, normaliai išsimiegojai, dar suvalgiai kokį nors ten naudingą baltymą ar dar ką nors, ir tau ryte rašyti tą patį projektą yra visiškai kitoks tonusas ir visiškai kitoks produktyvumas. Tai, esi tą pagavęs, paskaitėlėm ruoštis, yra smagiau, kai buvo... Tikrai taip. Aš gal negaliu net pasakyti, aš nesu buvęs tame stabdyje. Aš nesu sustojęs kažkurį laikotarpį, kad nesu... Visai niekada gyvenime nesi buvęs aptešlėjęs? Aš vaikystėje buvau stambus ir aš išaugau. Ne apie stambumą. Čia mano šeimos žodyno žodis. Ta prasme, tešlėti tai... Aptinkti? Jo, tešlėti tai ne su kūno apimtimis susiję, o su tuo, ką tu su tuo savo kūnu darai. Ta prasme, tai čia viskas gerai, o tešlėti tai yra taip. Nuoširdžiai ne. Nebuvo laiko, kada sustoti. Nebuvo laikas, kai buvau sustojęs. Nebuvo, ne? Kad ir kas būdavo, aš gal kažkokį nerimą turėjau, jeigu aš nesportuoju. Ta prasme... Geras pastebėjimas, Tomai. Aš žinau, kad tu tikrai turi nerimą, jeigu tu nesportuoji. Žinai kodėl? Todėl, kad yra žiaurus sąlyginis refleksas, ta prasme, susidaręs. Jeigu tu daug ilgai sportuoji ir paskui tu to nedarai, tai tavo smegenys ten kelia aliarmą. Visiškai. Nes jos nesupranta, kas vyksta. Nes šiaip tai jos labai normaliai žino, kas turi šiandien vykti, ta prasme, tu atsikeli, jeigu tu darai kažkokius dalykus, tai ką darai vakar, užvakar, tai tavo smegenys ramios ramutėlės, žino, kad tu nenumirsi, nes vakar nenumirėjai nuo to, žino, kad viskas su tavimi okei ir viskas yra gerai. Jeigu tu staiga atsikeli ir darai kitaip, negu darėjai daug metų, joms yra tiesiog stresas. Jos praktiškai nesupranta, kas čia dabar bus. Ar čia dabar tu jau, ar čia mes išgyvensime, ta prasme, nes jos nežino, kas toliau bus. Tai va, bet kodėl aš apie tai įsižiau? Todėl, kad ir priešingoj barikadų pusėje viskas vyksta taip pačiai. Jeigu tu 10 metų tešlėjai, čia
negeras žodis. Jo, kaip čia dabar jį sulietuvinam, sunorminam. Apsileidęs buvai. Jeigu tu nejudėjai, jeigu tu buvai pasyvus, jeigu tu vaikščiai daugiausia savaitgalį nuo sofutės iki šaldytuvo, ta prasme, ir daug metų šitaip, ir staiga kažkas tave ten kažkokiu stebuklingu būdu nugabeno pas Tomą, tai lygiai tą patį smegenys daro. Jos kelia aliarmą, kas čia dabar bus, gal aš mirsiu, gal tas Tomas mane sulaužys ir gyvos nepaleis ar gyvo nepaleis. Ta prasme, ir irgi gali būti, nežinau kiek nerimas, bet iš tikrųjų tikrai blogų jausmų, ta prasme, diskomforto tai tikrai, nes tai yra neįprastinė veikla, jos nesupranta, ką tu čia dabar sugalvoja, ką tas kūnas dabar čia sugalvoja. Ir ar čia pavyks išlikti ar nepavyks. Tai aš labai iš tikrųjų gailiuosi, kad žmonės, kai žmonės, ar ne, kai jie neleidžia savo paeksperimentuoti, turiu galvoj, paimti ir padaryti kitaip, negu darė 10 metų. Nes aš beje į sporto salę tai ruošiausi 10 metų eiti. O tu mane skatini dabar aptešlėti? Ne, čia aš apie tą kitą pusę kalbu. Ta prasme, tai šitągi tai aš galvoju, kad, būtų labai faina, jeigu pabandytų. Ir aš praktiškai, gerai, niekada nesakyk niekada. Galbūt atsirastų kažkas, kas ten ir po mėnesio reguliaraus, sakykime, sportavimas, kai tu man neprilipo. Gali būti ir daug pavyzdžių yra, nes žmonės, kaip pavyzdys, nusprendžiu eiti sportuoti, pasportuoja savaitę 2 ir metą. Pas tave buvę tokių? Ne pas mane. Pas treneriukus yra buvę tokių? Nes aš įtarimą turiu. Aš ne apie trenerius kalbu, aš kalbu apie žmonės, kurie savarankiškai nusprendžia, kad, kaip tu sakai, keičiuos. Ir kaip tu kažkam ruošiesi, tai domiesi. Ir tu ten, tarkim, kaip pavyzdys atsiverti, kaip ir pavyzdys mano Instagramo, kur aš sportuoju. Ir žmogus, kuris nesportavęs, jisai gerai atrodo, pabandysiu kaip treneris Tomas. Ir jisai nieko niekada nedaręs, sakykim. Sako, varysiu 4 ar 5 kartus per savaitę, nes Tomas taip daro. Tikriausiai tai veikia. Ir tenais jisai pradeda 5 kartus per savaitę. Jis tokį krūvį atlaikys 2 gal savaitės, gal 3. Jeigu gerai miegos ir gerai valgys. Jeigu prastai miegos, gal savaitę. Ir žmogus perdega. Tai aš tą ir norėjau pasakyti, kodėl aš tavęs taip klausinėjau. Turėsim. Pamojuojam, mus lanko svečiai. Ir tuo metu, kol pertrauką pažiūrėsim, ar viskas gerai nusifilmavo. Da viskas filmuojas, labai gerai. Oi, tai tu šitą praplaukiantį nufilmuo. Aš tau sakau, kad jie mums mojo šiandien tokia kultūra, mes kažkada tai šventėm čia 40-metį. Tai apie tą perdegimą, apie tą pavyzdį, kad žmogus, jeigu nori keistis, jisai turi kreiptis į specialistą. Bent jau pradžiai. Arba, kaip pasakyti, jeigu tu nusprendė, kaip sakai, visą gyvenimą, man tikriausiai, jeigu aš dabar nesportuoti norėčiau, man reikėtų kreiptis į specialistą, kaip man nesportuoti ir nepajausti nerimo. Tau reiktų išeiti iš tavo komforto zonos. Visiškai. Koks tas baisus žodis, kaip jisai nuvalkiotas, bet koks jisai iš principo daug pasakantis. Nes ką ir šnekėjom, tai yra komforto zona, kai tavo smegenys žino, kas bus. Kai tu darysi šitą, jos žino, kad bus šitas. Ir jos tada jaučiasi saugiai, net ir paradoksalu. Net ir tuo atveju, kai tu sąmoningai protu suvoki, kad tai tau nenaudinga, pavyzdžiui. Tai čia kalbė apie tingius žmonės, ne? Matai, aš apskritai dabar kalbu apie išlikimo instinktą. Jisai yra archaiškas, senas ir ganėtinai kvailas. Ir jam nuoširdžiai atrodo viskas, kas nauja, grėsminga. Nesvarbu, kad, sakau, tu protu suvoki, kad tai, kas nauja, galbūt tau labai net negrėsminga ir net kaip tik labai gerai. Bet smegenys, jos nėra tokios pačios iš savęs protingos, kaip atrodo. Tai iš tikrųjų arčiau kompiuterio. Ir jom iš tikrųjų jos ginasi nuo to naujumo. Užtat būtų labai paprasta, jeigu mes nebijotumėm naujų dalykų.
Net tie žmonės, kurie sako, ne, aš nebijau, aš rizikuoju, jie vis tiek jaučia tam tikrą nerimo lygį, pradėdami daryti kažką naujo. Tik tai, yra kelios kategorijos žmonių. Vieni tą nerimo lygį jausdami daro, o kiti sako, ne. Stop, aš čia šito nežinau, čia man gali nepavykti, čia aš galiu kitais žodžiais tariant, smegenys tenai panikuoja ir sako, o vdruk mirsi. Ir va tai, kad tu ta protingoji žievė tau bando pasakyti šitą dalis, kad viskas okei, čia tu kaip tik gerai darai, bet priversti kūną tą daryti, kad kūnas tą darytų, smegenys tu turi duoti signalą, kad daryti, žinai. Bet kokią kūno dalį pakelti, pajudinti, tai tu nepajudinsi be smegenų leidimo. Be signalo. Tai man dabar tokia kilo mintis, tai jeigu va ta žievė nesako, kad viskas gali būti okei, bet ten sako, kad negali, tai vat mano arba ten tavo tikslas tikriausiai nueiti vat iki to ir parodyti jausmą. Parodyti. Nes jeigu aš tiesiog kažkam sakau, žinok, tau viskas bus gerai, tu nebijok, tai tas neveikia. Veikia tada, kada tu pats žengi tą žingsnį ir tu jas nuramini. Jos pamato, kad tu išlikai, viskas yra okei ir dar, jeigu tu tą tęsi, tai tavo formuojasi naujas įprotis ir jau tai pasidaro tavo komforto zona. Tai realiai tas išėjimas iš komforto zonos, man atrodo, net kažkada esam mudu šnekėję apie tai, kad ką reiškia išeiti iš komforto zonos. Tai reiškia nueiti į tą komforto zoną, kitą komforto zoną, kuri bus truputėlį aukščiau augimo prasme, negu buvo iki to. O tada jau galvoti, kur toliau likti. O dar mes truputį prabėgom, aš labai norėjau vienoje vietoje pasakyti, kai šnekėjom apie tai, kad čia irgi pamotyvuoti gal, kad pradėti, ypač jeigu nesi sportavęs, kad pradėti reikėtų su treneriu, nes aš nuoširdžiai galvoju taip pačiai kaip tu, kad žmonės meta dėl to, kad jie arba persistengia, nes mes šiaip paskutiniu metu ypatingai turim tą tokį norą, kad būtų greitai. Greitai, 10 kg per mėnesį. Įprotis sportuoti per 3 dienas. Tokie dalykai nepasidaro ir iš tikrųjų realiai reikėtų žingsnelis po žingsnelio ir jeigu tu lipi po vieną laiptą, tai tikimybė, kad tu užlipsi labai aukštai, yra labai didelė. Jeigu tu bandai lipti per 4 laiptus, tai labai didelė tikimybė, kad kažkurį tai kartą tu vieną kartą gal užlipsi, ant rytojaus tu gali trenktis nosim į žemę, nuriedėti žemyn. Ir ką dažniausiai žmonės sako, taip ir sakiau, mane išėjo. Man nepavyko. Tai va čia taip ir kaip sakiau, tai 5 kartai per savaitę keičiu mitybą, čia. Ir taip, kaip tu sakai, va tą pirmą dieną čia pavariau, kūnas sureagavo tinkamai. O, čia gera treniruotė buvo, dabar dar nevalgysiu, nes noriu numesti kilogramų. Nes jeigu nevalgysiu... Paskui reikia nekvėpuoti. Nevalgiu, jeigu nekvėpuosiu, tai dar geriau bus. Arba kuo daugiau kvėpuosiu, nes daugiau išdeginsiu. Bet dar reikia prieš miegą prasibėgti, nes dar daugiau. Ir tas toks, kaip tu sakai, jo greitas rezultatas, nes yra trumpalaikis. O tu žinai, kad aš dabar 2 paskutinės savaitės jau kas 2 dieną. Su tavim pirmadienį, 4 ir 6 be tavęs. 3 kartai per savaitę. Ir dabar buvo, bet šitą tik 2 savaitės. Aš aišku, per lėtai. Aš sutinku, kad aš gal per lėtai. Bet kadangi aš žinau šitus dalykus, aš iš tikrųjų nenoriu ir savęs išgąsdinti. Ir tarkim kažko prisidirbti, kad paskui man norėsi sakyti, ai gal jau gana. Tai čia labai teisingas sprendimas, čia reikia pajausti. O kas mane pagirs? Šaunu. Tai aš 3 kartus per savaitę buvau, 2 savaitės. Pati, pasididžiavai ir pasigyrei. Ir jauti tą pokytį arba tą poreikį, netgi ne. Poreikis po truputį kabinasi prie manęs. Jo, nes tai... Jo, aš jau, man, tarp kitko, pirmą kartą, 6 aš nuėjau, galiu prisipažinti po ko. Pameni, man skaudėjo tada petį. Taip. Ir mes vieną treniruotę praktiškai pražaidėm su to pečiu. Ir man užėdė mano sąžinė, kad aš praktiškai beveik nepasportavau. Man neužsiskaitė ta treniruotė. Ir aš galvoju, tai kaip dabar čia bus?
Tai čia dabar bus labai didelis tarpas. Va. Jau nerimas. Jau nerimas, va apie ką mes ir kalbam. Jau negavau turbūt to krūvio, kurį gavau prieš tai, ten daug savaičių iš eilės. Ir kyla nerimas, tai vadinasi, tvarkingai, gražiai formuojasi sąlyginis refleksas. Kad vat, man reikia dabar jau šitiek. Tai aš taip noriu pasakyti, kad lygiai taip pačiai veikia visų žmonių smegenys. Tiesiog jeigu tu protingai ir su specialisto pagalba, todėl dabar visiems realiai sakau, kad vienas ėjimas vienam tai yra rizika. Taip. Arba tu mokėsi protingai ten susidėliot, arba nusivilsi ir ta motyvacija dings ir kokia ten buvo. Tu gali pasiruošti tam. Aš tikiu, kad gali. Nes tai yra didelis informacijos kiekis. Ir jeigu tu turi kritinį mąstymą, dabar yra taigi ChatGPT ir panašiai. Taip, tu gali išsiguglinti viską. Žinok raktinius žodžius ir tu tikrai gali save paruošti tam pradžiai. Bet tai reikės daug įdirbio. Ir dar vienas bajeris. Pameni, aš žiūrėjau tavo paskutinius tos įrašus, kur tu klausai savo klientų, kas juos motyvuoja. Taip. Ir man labai užstrigo, kad didelė dalis, net gal didesnė, sakė, kad aš maždaug įsipareigoju Tomui ir aš ateinu. Tai vat pradžioj, kol yra sunku, taip, kol tos smegenys priešinasi, kol dar nėra normaliai įpročio susiformavusio, tai yra labai gerai, kai yra dar šalutinių motyvavimo kažkokių įrankių. Ir ėjimas su treneriu, aš niekaip būčiau viena nesusimotyvavus. Galiu prisiekti ir tikrai žinau, kad nežinau, kas man turėtų atsitikti, kad aš būčiau susimotyvavus, taip pat tiesiog viena. Aš būčiau vėl prisigalvojus visokių priežasčių, kodėl man ten neiti. Taip. Ar aš ten pavargus, ar nepamiegojus. Tai tam tikra prasme pačioj pradžioj, tai, kad tu susitari su žmogum ir kad jisai ten tavęs laukia, tai irgi yra vienas iš tokių motyvavimo įrankių. Todėl irgi dar yra labai gerai. Dar viena priežastis, dėl ko yra gerai eiti su treneriuku pradžiai. Bent pradžiai. Yeah. Paskui jau ten kaip jau išeina, bet bent jau padaryti tą pradžią, kol tu tikrai užsimanysi tą dalyką daryti. Jo, jeigu tas noras yra didelis, dabar, kaip pasakyti, kadangi tai yra labai populiaru, sveikatingumas dabar yra aukščiausias. Ačiū Dievui. Pikas yra, ne? Ir kainos yra dabar ganėtinai didelis, specialistų. Ir prieiti, dabar net tai, kad kainos, bet ir eilės, kainos, čia dabar tampa toks, kur jau vos ne kaip į polikliniką ateiti, tu turi iš anksto susitarti, o jeigu tu dar neturi noro, ne? Turi noro, bet neturi tos tokios, kaip tu sakai, bijo. Kaip faina, nėra vietų pas treneriuką. Va taip jo ir būna, ir plus ta kaina, kažkiek jinai kandžiasi. O Tomai turiu, atsiprašau, pertraukiau. Bet grupinės treniruotės yra pigiau, ar ne? Taip. Jos netgi nemokamos. Jeigu tu sporto klubo abonementą turi tą su grupinėm treniruotėm, tai taip yra nemokamos. Galima rasti net tokių? Tai pas mus yra, tai. Ne? Nežinau. Bet vėl norėčiau įspėti dėl grupinių treniruočių. Jeigu niekada nesportavai ir nusprendai, kad nori sportuoti ir nori patupyti ir nueisi į grupinę, galimai irgi perdegsi. Ne? Nes grupinė treniruotė, kas yra, ten yra aukštas intensyvumas. Bet kokioje treniruotėje, nebent joga, pilatesas, kur yra mažiau, bet į grupinę treniruotę ateina žmonės jau ilgą laiką, gali būti, kad ilgą laiką lankantis ir treneris neturi galimybės išsiaiškinti tavo poreikių kaip naujo žmogaus. Jis taip neapčiupinėja to kiekvieno žmogaus. Ir neapčiupinėja, ir nežino tikslų, ir nežino, ar turi problemų kažkokių. Gal tu pats nežinai, kad turi kažkokių problemų, kad tau kažką skauda ir tenais darai pratimą, tau skauda ir tas skausmas vėl demotyvuoja. Aš netėjau, kad man skaudėtų. Tai bent jau pradžiai, pirmas 2 savaitės investuoti tos pinigėlius, pasitaupyti, kad tikrai su asmeniniu treneriu, aišku, reikia ir tinkamai išsirinkti asmeninį trenerių. Tai aš labiausiai gal tada sakyčiau, kaip renkasi, palei nuotraukas daug kas sako, bet iš tikrųjų klausti aplinkinių, klausti draugų, šeimos. Rekomendacijų ieškoti, nes
eiti va taip va bank ir mokėti pinigus. Nu, Bet aš pasisekti gali. jau man pasisekė. Bet vis tiek darai kažkokią, nežinau, va kaip ir sakė, atsižvelgiai ne tik į išvaizdą. Matei. Nu, aš labai primityviai žiūrėjau, aš vėlgi su visa pagarba, bet nuneičiau turbūt pas kosmetologą, pas kurį patį veidas netvarkingas, Nu, būtent, taip. spuoguotas. Nu, labai grubiai pasakiau, bet nu kažkaip neičiau. Arba pas odontologą, kuris be dantų. Tai Nebent būtų itin gera rekomendacija. vis tiek neičiau. Neįtum? Nu, neičiau, Nu, ta jeigu prasme, pats be jeigu- dantų. O eitum tu, Tomai. Nu, Nebūtų tau bet jeigu baisu. jisai va tau padės va taip, nesvarbu, kad jam ten va, nu, nepasisekė kaip pavyzdys gyvenime su tais dantim, ne, bet va, jisai va, žino būdą, nes jisai įdėjo. Bet jeigu jis pats savęs nesusitvarko. Nu, kaip Nu, pasakyti, gal aš ir neteisi, nežinau. atrodo gal, kad va, aš irgi daug dalykų, mes daug trenerių dalykų šnekam žmonėms, Aha. va, mytyba, miegas, fizinis aktyvumas, streso valdymas. Bet kai mes tarpusai pasišnekam, čia dabar užkulsius papasakosiu apie trenerius. Treneriai taip pat kaip ir visi kiti žmonės yra darbuotojai, jie dirba Nu, dėl taip. savęs ir jiems reikia užsidirbti vienokiems ar kitokiems dalykams. Mhm. Ir nesvarbu, kad mes šnekam apie tuos dalykus ir mes rodom tuos dalykus, kad mes juos darom. Mhm. Mes juos tikrai stengiamės daryti, nes nu, kitaip nebūtų tokie mūsų gal fiziniai pajėgumai, išvaizda ir panašiai. Bet tikrai daug nusižengiam tom pačiom normom ir su miegu kaip pavyzdys yra, Mhm. kas dirba ir kitose darbuose naktimis. Mhm. Ir turi tenais kaip pavyzdys po 10-11 klientų ir, nu, ta prasme, tokiu pajėgumu dirbant, streso lygis labai aukštas, Mhm. poilsio per mažai, Mhm. mityba įmanoma tarpuose susidėlioti, bet tas Mhm. maistas vėl yra stresinis, nu, toks iš streso, nes tu skubi valgai, tu net negalvoji apie maistą, Mhm. tiesiog žinai, kad tau reikia maisto medžiagų, tu jom prisipildai. Tai jo, kaip ir gal jūs ir matot va, tą mūsų gražiąją pusę, nes mes ten gal keliam, gal sporto klube mes elgiamės kažkaip, Mhm. bet kai mes tarpusėje pasišnekam, mes esam tie patys žmonės kaip ir jūs, mes irgi turim daug dalykų ir to pačio streso ne tik sporto klube ir savo gyvenime ir tas irgi daro įtaką. Tai Tomai, aš šitą dalyką tai suprantu, nes gal aš kai kalbu, tai atrodo, kad labai suabsoliutinu. Nu jau maždaug vaikščiantis dievai, kurie ten niekada nenusižengia. Bet daugam taip atrodo, kad mes, kad treneris, tai jisai netgi gėda prieš jį kažką daryti, nes jisai ant tiek gerai viską padaro, ant tiek gerai jisai gyvena gyvenimą, ant tiek jisai kokybiškas yra, nu, ta prasme, teisingas, jo tas dieviškas, nežinau kaip čia pasakyti. Nu, mes stengiamės tai būti, nes mes turim būti pavyzdys. Tai aš tą ir norėjau pasakyti, kad ne tik apie trenerius kalbam. Ir kokią tu specialybę be paimsi. Taip. Tai taip, bet matai, nu, aš gal kraštutinumą tiesiog ėmiau. Ta prasme, kai sakiau odontologas be dantų. Taip. Kaip trenerius su pilvu. Nu, tam tikrais momentais jisai gali galbūt ir tą pilvą net turėti, pavyzdžiui. Yra tikrai sporto šakų, kuriais tai momentais. Ne, bet faktas yra tas, kad nu, neįmanoma turbūt. Šiaip tai man net ir nepatinka absoliučiai visiškai steriliai, kaip vaistiniai, gramas į gramą ten maistas, tiek baltymų. Aš dėl to tau ir sakiau, kad man įtartinai atrodo fitnesistai. Kodėl? Nu, bodybuilderiai, turiu galvoje. Nes įtartinai dėl to, kad man atrodo, kad jie perdozuoja šitos drausmės, kas vėlgi tampa vos neįtampo šaltiniu. Nes perlenki lazdą. Ne, tai aš suprantu, viskas ok. Bet vėlgi, jeigu kam apskritai mes čia pliurpiam? Vis tiek turbūt daugmaž visų žmonių tikslas vienas - gyventi geriau. Taip. Jaustis geriau, jaustis laimingesniu. Priklauso. Sakyk. Kas kiekvienam yra džiaugsmas. Ne, tai taip, tai yra individualu. Nes tas fitnesistas, jam vienintelis džiaugsmas bus jo rezultatas. Ir jisai tuo gyvena. Nesvarbu, kas ten aplinkui išneka, kad tu čia nesveikai, jisai tą supranta. Bet jo aukštesnis dalykas yra pasiekti rezultatą. Čia labai įdomų dalyką iš tikrųjų, nu, kaip užščiopiai. Matei lėktuvas? Dabar matau.
Šiaip labai debesis tokie galingi ateina. Aha. Gal gausim lietaus. Nėra kur pasislėpti. Taip, ant lietaus įrašinėsim. Šoksim po lietum. Jo, irgi nėra blogai. Nusitrūko mintis. Tu kažkokį vieną dalyką labai gražų, labai fainą palėtei ir nutrūko mintis. Kad jiems džiaugsmas yra nesveikata. Ai, va ką aš norėjau pasakyti. Jo. Kad grįžtant prie motyvacijos. Dar vienas dalykas, kuris motyvuoja, jeigu tu sugebi tai, ką tu darai, įprasminti, įkelti į didesnį paveikslą, į didesnį kontekstą. Jeigu tu tiesiog eini į sporto klubą, nes tu neturi ką veikti, tikėtina, kad tau ta motyvacija gali silpnėti eigoje. Tiesiog neturiu ką veikti, tai gerai, aišku, geriau. Tai geras dalykas, kai neturi ką veikti, eini į salę, o nepasirenki. Jisai yra geras, bet principe, ta prasme, motyvacija tikėtina, kad išlaikysi ilgiau, jeigu tu matai to savo sportavimo kažkokią didesnę prasmę. Taip. Visiškai. Nes tu palėtėjai su bodybuilderiai šitą dalyką. Jie mato prasmę laimėjimuose, pasiekimuose ir panašiai. Tai ir tada jiems tai juos motyvuoja. Visi sportininkai mato labiau šitą dalyką. Aš pats aš pats tą etapą einu šiuo metu ir kartais... Tai tu taip darai dėl tų pasiekimų varžybose? Kaip? Kažkodėl aš buvau prisifantazavus. Ieškau viduriuko iš tikrųjų. Jo, nes aš buvau prisifantazavus, kad iš tikrųjų tau kaifas nuo to, kad tavo tas gyvenimo būdas toks yra, kaip pasakyt, man atrodo, kad tu gyviausias jautiesi, kai tu tokiam aktyviam buvime. Taip. Būni. Tai man misijos susigalvoju. Man misijos, kai Afrikai buvo laikotarpis, tikriausiai buvo pats sudėtingiausias per visą, tikriausiai galim sakyti, mano gyvenimą. Kuria prasme sudėtingiausias? Fizinė. Nes mums reikėdavo sėdėti, mums reikėdavo stebėti aplinką. Sėdint, stovint, nesvarbu, tie bokšteliai tai nebūdavo aukšti, tai daugiausiai sėdėdavom. Ir tau reikia sėdėti 6 valandas. Tau per dieną reikia sėdėti nuo 12 valandų iki 16 valandų. Sėdėt. Tiesiog stebėti aplinką ir nieko neveikti. Taip. Tu negalėdavai jokių kitų užsiminėti dalykų, nes tu esi atsakingas už perimetro apsaugą. Tai reiškia, dieną naktį... Tu negali net pritupimų daryti, nes kai atsitupsi, tai gali kas nors aplinkoje pakisti. Tu gali daryti pritupimus, jeigu tavo kolega stebės. Gali. Darydom taip. Tai būdavo tikrai toks itin sunkus laikas, nes tenais 40-50 laipsnių. Tu kad ir norėtum judėti, bet tada fiziškai tai jau tu prakaituoji, jau sukeri savo labai didelį diskomfortą būnant budėjimo metu, nes tu ir su uniforma pilna esi ir visa kita, šarvinė liemenė ir panašiai. Tai tikrai sunkus laikas, nes aš jaučiau, kaip mano kūnas prašo judesio. Aš sėdžiu ir aš nuo to sėdėjimo aš tiesiog jau linguodavau sėdėdamas, kad man kažkaip tas judesys įsigautų. Tai šitas laikotarpis tikrai mane išbandė. O tai dėl ko tu ten tada buvai? Nes... Galima galvoti, kad turėjai kažkokį didesnį tikslą? Pradžiai turėjau, kai nuvažiavau ir pradėjau supratau, kad mano vidus kenties vien dėl to, kad aš čia turiu tiek sėdėti. Tada jau buvo kova su savim, kad nėra galimybės man pasitraukti iš čia dabar. Tu turėt būti tą laiką. O dar kartą varytum? Ne. Rimtai? Ja. Jeigu kitokio tipo misija būtų, gal tada važiuočiau, bet kur, čia tas pats, kas sėdėti, kaip pavyzdys, garažų prižiūrėtojas ir tu tiesiog, bet ir tai garažų prižiūrėtojas į televizorių pasijungi, ten kažką veikia, eina parūkytis, tai stebi aplinką. Pas mus ne, tu turi žiūrėti, nes tenais, tu negali nieko praleisti. Tai itin sudėtinga. Aišku, mes rasdavom būdų, kaip ten kažkaip ir pajudėti ir pailsėti, tikrai sukdavomės iš padėties, bet, mane tai stipriai, gal tas nerimas ir pastovus buvo, nes aš toks, kur, man reikia, mano kūnas prašo judėjimo, bet aš negaliu ir toks, aš nerimauju dėl to, bet ir nieko dėl to negaliu padaryti. Ten gerai padarau pritupimus, bet to neužtenka mano kūnui. O tai kas tave išgelbėjo žinojimas, kad tai baigsis to, ar ne? Ja.
palaikymas iš aplinkos, nes pasišnekėdom, kad tikrai nėra lengva. Ir tada visi sakydavo, Tomai dar pakentėk, jau neužilgo grįžti namo, viskas bus gerai. O tai kiek tęsiasi ta misija? 7 mėnesius. Mėnesius? Ja. Eik savo. Tai tikrai buvo didelis išbandymas. Ir vat, gal tik dabar supratau, kodėl man tai buvo išbandymas, nes kitiem tai buvo nuostabus laikas, vos ne atostogos, nes nieko nereikia veikti, už tai gauni didelius pinigus. Ir tu realiai nieko neveiki, stebi aplink. Ir aš taip sėdžiu ir galvoju, kas yra jums negerai, kodėl jums tai yra atostogos, kai aš negaliu net nustikti vietoje, man reikia. Ir vat, kai dabar pradėjom kalbėti ir dabar netgi supratau, kodėl aš taip kentėjau ten. Jo, ten tom smegenim tai buvo mišios. Ja. Ir, ta prasme, aš ten ko tik neužsiminėjau, kad man tik tas nerimas užsigoštų, kažkur nusitolintų. Ir jo, tikrai buvo sunku vien. Tai va tas labai geras pastebėjimas, aš dabar gal suprasiu to žmonės, kurie bijo sportuoti. Ir gal tai yra atsakymas, kodėl mes niekaip jiems nepasakysim. Kažkas turi nutikti. Taip, kažkas turi nutikti, arba jie turi kažkaip tai, nežinau. Sakau, kai tu pajauti, mūsų bendras pažįstamas vienas. Taip. Man dievagojosi, kad niekada jam nepradės patikti tas sportas, aš niekada neįsiu tenai, einu tik dėl to, kad kūno formą palaikyti. Tai va, o dabar jis jau taip nesako. Jis ir nesako, kad aš visiškai įsimylėjau sportą. Bet žinai, kai kurios dalykus labiau veiksmai atspindi negu žodžiai. Jeigu žmogus eina į tą sporto salę kiekvienai progai pasitaikius ir tikrai nevengia arba kad nors kartą neteitų. Ne. Apie ką ir kalbu. Kad iš tikrųjų, jeigu metodiškai ir gražiai prieiti, tai tą refleksą sąlyginį suformuoti įmanoma. Tiesiog reikia perlipti, reikia to žingsnio, kad imti ir pabandyti. Aš kartais klientams sakau, jūs dėl mokslinio eksperimento padarykit. Pabandykit. Kaip, dėl mokslinio eksperimento. Geras. Tiesiog, for fun, ta prasme, pabandykit, pasižiūrėkit ir tada paskui pakalbėsim. Gal žmonės tiesiog per daug overthinkina. Aš pats overthinkinu per daug, bet tas toks, žinai, kur pabandysiu. Ir ties čia sustoju. Dabar galvoju, ar su kažko buvo variantas, kur aš pasiūliau į maudymąsi Eketėje. Aha. Ir buvo toks variantas. Ne kaimynį, o savo, kur nuomavausi butą, pasiūliau nuomininkį, sakau, rytoj važiuoju į Šalčių mokyklos vesti, sakau, ar noriu prisijungti, ar esi bandžius ir panašiai. Noriu. Iškart noriu, didžiosiom raidėm noriu, važiuoju. Gerai. Okay. Ir tai praėjo gal 2 valandos. Tomai, žinok, pradėjau galvoti, ir ta buvo emocija, kad, wow, noriu. Taip. Ir paskui prasidėjo, aš jį nieko neberašiau, ir prasidėjo overthinkinimas. Kas laukia, ką čia reikia įsidėti, kaip bus. Jos kūnas pradėjo reaguoti, pradėjo nerimas. Tai aš tą ir noriu pasakyti, ką ir sakiau. Smegenys pradėjo aliarmą paskelbti. Visiškai. Nes visiškai neaišku, kas bus. Gal aš ten, nežinau, nustosiu kvėpuoti įlipus į tą vandenį, gal ten man sustos širdis, žinai, ar dar kas nors. Ir viskas. Bet dar pradeda skaityti, nes tikrai gali sustoti širdis, iš tikrųjų gali sustoti, jeigu turi kažkokių... Ir tada tavo smegenis, tuos alertus, jisai vis daugiau ir jinai man parašo, Tomai, žiūrėk, čia kažkaip galvoju, ar man čia tikrai verta, nes čia gal mano tas ir tas. Sakau, žiūrėk, viskas gerai, nuvažiuojam, jeigu tikrai tavo kūnas reaguos stipriai, tu nenorėsi, tiesiog pabūsi su mumis, nueisi į pirtį, suvalgysi vaisių, pabūsi paskaitoje, pasiklausysi, niekam nėra vertimas. Ir jinai tokia, gerai. Ir važiavo, ne? Nuvažiavo, išlaukė iki pat galo, kol visi sulipo, jinai pasižiūrėjo, kaip žmonės jaučiasi, pamatė tą emociją, kad... Plius smegenys vėlgi nurimo, nes pamatė, kad kiti taip daro ir nenumiro. Jo. Ir tada jis sako, Tomai, žinok, eisiu. Ir ne. Jo, ir buvo netgi tos sodybos, pas kurią mes darėm tą visą mokyklą, jos vyras, nes jis sako, ne, aš biškis ir guliuoju, tikrai net nenoriu, sako, nelabai domina. Ir irgi jis, sakau, tai gal padėsit, sueikite, pafilmuosi, viskas gerai, jo, sako. Ir irgi visi praėjo, ir jis jau žiūri, rengi, sako, Tomai, ar galiu ir aš, sako, nueit kartu su tavim.
einam. Geras. Tai va tas... Tomai, čia aplinkos poveikį tu labai užčiopiai. Mhm. Nes vėlgi, dar vienas dalykas, nežinau, nešnekėjom turbūt, bet viški tik palėtėm, kad tu, man atrodo, sakei tą sakinį, kad apsistačius žmonėmis, kurie daro vienokius ar kitokius dalykus, pačiam pradėti tuos dalykus daryti yra žymiai lengviau. Visiškai. Ir drąsiau, ir paprasčiau. Čia kaip ta taisyklė gal yra, kur daug motyvacinėse knygose yra rašoma, Kuri? kokia tavo aplinka toks ir tu, arba tu viduriukas. Arba kaip čia lietuvių liaudės ar ne lietuvių ta patarlė, su Manau, kuo kad sutapsiu, ne. tokiu pats tapsiu. Ai. Jo. Čia šiaip labai dabar gražus Kaip vaizdas, dabar ane? yra gražu. Ir mes sėdim va taip. Bet mes sėdim lyja tai beveik lietuje. Bet žinai, kas yra gerai, kad Wow. kai pradėjo lašnoti, tai dingo gyvuliai. Jo, gyvuliai. Skraidantis gyvuliai dingo. Labai gražu. Bet žiauriai gražu. Ir aš netgi, mes nekalbėjom į kameras, mes šnekėjom telefonu apie tai ir palėtėm tą aplinką. Ir aš netgi vat, buvusiuose santykiuose, negaliu gal taip šnekėti, bet nesvarbu. Nu. Esu labai aiškiai išsakęs, kad aš noriu bendrauti su žmonėm, kurie mane skatina augti. Ir atsiprašau tų žmonių, su kuriais nesijaučiu augantis, kurie, ta prasme, nėra man svarbus, bet man reikia su jais bendrauti dėl tam tikrų priežasčių, tai atsiprašau tų žmonių, kurie manęs neaugina, nes aš tiesiog negaliu nuoširdžiai su jumis būti, nes jaučiuosi, gal taip dabar narcisiškai pasakysiu, nelygiavertis jums. Nes man iš vidaus O tai ar tu noris. esi mažas narciziukas? Taip. Ar čia visai ne taip yra viskas? Ar Kaip? galbūt tu tiesiog šitos vietos nesupranti, bet jeigu tu turi šalia žmonės, kurie tave kažkaip stabdo, tai tau tiesiog blogai su rankiniu užtrauktų važiuoti, taigi yra Taip. sunku. Taip. Tai kai tu bandai tą daryti, tai ir pavargsti, ir nerviniesi, ir sunku, ir taip toliau. Ar mes turime Bėgam, nes pradėjo kentėti tą stipriai lietų? lyti. Ne, bėgam. Gerai. Tuoj nufilmuojam, koks yra Bet reikia būtinai tą vaizdą parodyti. Žiūrėkit, kokią mes su juoda filmavom viską. Biški, kol mes čia susiruošim, pabūnam tam vaizde. Ir kaip gražiai viskas. Wow.